Sveiki visi. Galbūt reikia ir verta visiems priminti apie Massey Ferguson kratiklinius javų kombainus, nes iš tikrųjų žiūrint į bendrą istoriją, tai yra pirmas apskritai pasaulyje savaeigis javų kombainas. Ir labai džiugu, kad Massey Ferguson išlaiko tą subtilų paprastumą. Mes iš tikrųjų turim pakankamai paprastą mašiną, lyginant su jos našumu. Tai jums, kaip operatoriui, yra lengva ir paprasta ją valdyti. Jums, kaip ūkio savininkų, yra mažai investicijų į kasmetinę javų kombaino priežiūrą ir jūs galite užtikrinti savo 5, 8, 10 ateinančių metų derliaus nuėmimą visiškoje ramybėje, ar ne? Nes tą 170 metų beveik Massey Ferguson ir padeda padaryti, tai nuimti derlių paprastai, našiai ir švariai. Tai pakalbėsim šiandien dienai truputį plačiau, kasgi padeda tą derlių nuimti kokybiškai ir greitai. Viskas pradžioj nuo pat pirmo, kaip sakyti, javų patekimo į javų kombainą, ar ne? Tai mes turim Massey Ferguson juostinės dinaminės, tai yra su aktyviu masės padavimu pjaunamąsias Powerflow, kurios nuo pjovimo aparato iki masės sraigės neša masę nesustojančiai. Tai reiškia, ar mes turim tolygų stačią pasėlį, ar turim sugulusi, ar dalį pločio darbinio pjaunamosios turim sugulusi pasėlį, Powerflow juosta paima ir tolygiai neša nepertraukiamai visą masę, kad pjovimo aparatas visada būtų švarus. Pjovimo aparatą mes jau beveik 20 kelis metus naudojam Schumacher sistemą, tai reiškia dvigubas pirštas, kuris apsikabina pjovimo juostą tiek iš apačios, tiek iš viršaus. Tai logiška, kad sutikus ir kažkokią kliūtį, pirštas tuoj nėra keliamas, stukamas, laužiamas, apsaugoma ir peiliukai tuo pačiu. Ir peiliukai turi dvikryptį pjovimą. Vienas peiliukas yra verstas ašmeniu į apačią, kitas į viršų. Ir pats pirštas, kadangi yra trapecinis, tai jis turi ir viršui, ir apačioj tarsi pjovimo briauną. Jokių prispaudimo plokštelių, žodžiu, kasdieniniai priežiūrai jums nereikia prabėgti, pasižiūrėti ar nekaista kažko reguliuoti. O atsitikus kažkokie avarijai, numušus peiliuką, jūs galite atsukti greitai varžtelius ir pakeitus peiliuką, be jokio knėdėjimo, tęsti darbus. Tada, kaip minėjau, tolygus masės padavimas užtikrinamas Powerflow juostų, kurios ar tai būtų ankštinės kultūros, ar tai būtų rapsai, ar tai būtų grūdinės kultūros, ar tai būtų žolinės kultūros, dabar populiarėja, ar ne, augalinių žolių sėklų kūlimas. Viskas nuo pjovimo aparato dinamiškai paduodama į sraigę. Tai jūs neturite tos problemos, kad pastoviai su lenktuvais turite grėbti tarsi grėblių ir net ir nelabai patyrusiam operatoriui šita pjaunamoji praktiškai gelbėja darbą kelis kartus. Kadangi mes neturim jokio išsistumiančio stalo, mes turim dugną praktiškai dvigubą, tai viena dalis yra pjaunamosios metalinė konstrukcija po visa Powerflow juosta, tai mes neturim problemos, kad kažkur po juostą nukris mūsų kuliamos kultūros lengvai įsikulančios sėklos, o viskas, kas patenka po juostą, pakėlus pjaunamą galulaukį, kol apsisukinėt, pasikeitus kampui, subyra tiesiog po sraigę savaime. Didelis privalumas, kad pjovimo juosta fiksuota, nereikia išstuminėti, tai visi mechanizmai paprasti, sandari pjaunamosios konstrukcija leidžia jau patirti minimalius nuostolius daromus pjaunamosios nuo pat įvažiavimo į lauką. Kopijavimo pavažos, kurios yra prie pat pjovimo aparato, užtikrina gerą dirvos kopijavimą. Tai mes neturim tos delsos, ar ne, nes kuo ilgėja pjaunamoji, tuo, sakykime, mūsų dirvos paviršiaus kopijavimas galėtų keistis. Tai fiksuota padėtis pavažų, fiksuota padėtis ir pjaunamosios. Lenktuvai, mes turim lenktuvų pavaro dešiniai pusėje hidraulinę, tai jinai yra priklausoma nuo mūsų kombaino važiavimo greičio, didėja kombaino greitis, didėja lenktuvų, mažėja kombaino greitis, lėtėja lenktuvų sukimasis. Bet lygiai taip pat mes turim kombaino valdymo terminalę šalia operatoriaus, turim reguliuojamą proporcingumo greičio kampą, greitį. Tai yra, jeigu, tarkim, pasėlis nugulęs yra į priekinę dalį, mes galim proporciją padidinti, kad lenktuvai vis dar greičiau suktus negu važiuojam. Ir atvirkščiai, jeigu masė yra pargriuvusi ir pasikreipus į kombaino pusę, mes tą proporciją galim valdyti taip, kad jie suktųsi lėčiau ir masė tarsi savaime keliautų į vidų. Jeigu būtų labai aukštas rapsas, galbūt išskirtinais metais prieš 10 metį gerą būdavo ir 2 metrai su trupučiu užaugdavo, tai turim dar 2 papildomas lenktuvų laikiklių padėtis, kur per statę cilindrus galim išgauti žymiai aukštesnį lenktuvų padėtį.
ir lygiai žemutiniai padėti, ką mes dabar turim, nustūmus lenktuvus iki galo, nuleidus žemyn, mes turim lenktuvų pirštus ir priekyje, ir žemiau pjovimo juostos. Tai reiškia, kad mes paėmėm ir paduodam masę tada, kada reikia, ypač sugulusiuose javuose. Šonuose atvestos elektros jungtis, kadangi turime elektrinius rapsų atpjovėjus, jie gali dirbti tiek rankiniu būdu, tiek automatiniu. Tai jūs kaip operatorius paspaudžiat jums reikalingo atpjovėjo darbą, mygtuką paleidimo porankė, jungiat kairį, jungiat dešinį, o jeigu pjaunate šaudyklę nuo vieno lauko krašto, jūs galite naudoti ir galulaukio sistemą. Kai galulaukiai pakėlus pjaunama, atpjovėjai persijungia patys. Tai sutaupot laiką ir nereikia spaudinėti mygtuko, o dirbam visada tik su vienu atpjovėju, nedilindami antro. Labai paprasta pavaros konstrukcija, tai mūsų pačią Schumacher pjovimo reduktorių suka diržinė pavara. Mes turim ir iš dalies lankščią pavarą, šiokią tokią apsaugą, jeigu įvažiuotumėm labai kažkokią didelį kliūtį su pjovimo aparatu, kad nesugadintumėm reduktoriaus. Priežiūros nereikalaujantis uždaro tipo guolis ir mūsų pakotė visada vaikšto tik pirmin atgal. Nėra pakotės kilnojimo, nėra pakotės elipsės judėjimo, kada būna, sakykime, su alkūniniais švaistiklių pavarom. Tai priežiūros nereikalaujantį sistemą, vieną kartą į savaitę tik tais patepam reduktorių, viskas. Ir tada turim masės padavimo sraigės pavarą, kuri turi prabuksavimo movą, logiška, pagausim kažkokią kliūtį, turi suveikti ir būtinai turi būti reversuojama. Ir antra grandinė varo būtent Power Belt juostas. Jeigu turim, sakykime, akmenuotas sąlygas derliaus nuėmimui, Power Flow juosta gaunasi šiek tiek aukščiau negu pjovimo aparatas. Tai jeigu bando akmuo įkrist į mūsų pjaunamą, tai dar prieš jam turint galimybę patekti iki masės padavimo sraigės, jis atsigula gražiai čia, o kadangi juostos sukimosi kryptis yra neša viršumąse į kombainą, tai jinai veikia dar ir kaip akmenų išmušėjas. Bent jau operatoriui tikrai padeda staiga pastebėjus akmenį sustabdyti pjaunamą ir išlipus pašalinti šitą kliūtį. Pačios pjaunamosios pavaroje mes turime 2 greičių sraigės ir Power Belt masės padavimo žvaigždės. Tai reiškia taip, kad standartiniam sąlygom, nuimant visas grūdinės kultūras, kad ir tuos pačius rapsus ar ankštinės kultūras, mes naudojam didesnį sraigės ir juostų greitį. Ir išėmus tarpiklius, perstumus žvaigždę, perdedam grandinę ant mažesnės pavaros. Jums nieko nuardyti čia nereikia. Perdėjus grandinę ant mažesnės pavaros, sulėtinam masės padavimo sraigę ir sulėtinam Power Flow juostų greitį. Tada žirniai, sojos, pupos nėra mėtomos, kaip dažnai būna, kad tiesiog nuo sraigės didelio greičio jaučia net į kabinos stiklą, lengvesnis ir sausesnis žirnis atlekia. Tai tokiu atveju sulėtinę mes turim labai puikią pjaunamosios konstrukciją. Pati pjaunamoji yra kabinama ant unikalaus WWH nuožulnės kameros priekio, kuris vadinamas televizorius, ar ne, ant kurio pasikabinam pjaunamą. Tai operatoriui, kad būtų lengviau matyti, yra suklijuoti lipdukai, kur centruot. Tai atvažiavus susikabinus pjaunamą fiksavimo rankena, kardaninis velenas ir daugiafunkcinė mova, kurią tiesiog užlaužiam kaip frontalinio krautuvo jungti. Viskas, visa elektra, visa hidraulika čia ateina, minutė, operatorius pasiruošęs darbui. Taigi, jeigu tai yra aktyva S arba beta javų kombainai, mes turim priekyje prieš nuožulnios kameros transporterį dar sumontuotą PFR masės išlyginimo rotorių, kuris turi įtraukiamus pirštus ir juos arba naudojam, arba ne, priklausomai nuo kultūros. Tai dažniausiai visos kultūros ir kukurūzai. Pirštai turi apsaugą, jeigu papultų irgi kažkokia kliūtis, kuri jau praėjo pro pjaunamą netyčia ir papuolė čia, turim atskirai prabuksavimo movą ir PFR rotoriui, ir pačios nuožulnios kameros pavarai. Bet kur svarbiausias momentas, kada dirbam labiau kalvotesniuose laukuose, kada kombainas važiuoja lygiai, pjaunamoji jau leidžiasi į kažkokį, sakykime, šlaitą, PFR su kombaino sraigės pirštais labai tolygiai atiduoda masę iš pjaunamosios į mūsų kombainą. Ir jeigu pjaunamosios po sraigę masė keliauja lėčiau,
čia jinai yra greitinama, nuožulnios kameros transporteris dar greitina, tai mes į kombaino būgną mes turim vis tolygesnį masės srautą ir taip užtikrinamas yra paskui stabilus kulimas. O ką noriu atkreipti dėmesį, kad ar tai būtų 5, ar tai būtų 6 kratiklių kombainas, tai šiuo atveju, jeigu mes turim 1,60 m 6 kratiklių kombainą, 1,60 m kulimo būgnas, tai ir masės padavimas į nuožulnę kamerą irgi yra 1,60 m. Nuožulnė kamera, būgnas, kulimo separavimo visa sistema, apskritai, jeigu daugia būgnė, kratikliai, sietuvų sistema, viskas yra vienodo pločio, mes neturime masės susiaurėjimo ir laikui bėgant mes galim pastebėti, kad ir būgno spragilai dirba maksimaliai tolygiai, todėl kad po kažkiek sezonų naudojimo jo nudilimas būna vienodas per visą darbinį plotį. Atkeliavus masę į nuožulnę kamerą mes aišku turim akmenų gaudyklę. Akmenų gaudyklė turi amortizaciją spyruoklinę. Jeigu jau prisikaupia akmenų tiek, kada būgnas besisukdamas įmuša, mes turim spyruoklinę apsaugą ir lengvą atidarimą. Nereikia lįst po apačią, atsukinėti jokių varžtų, operatorius gali, jeigu kuliam žirnius, kokį porą kartų dienoje atbėgti, išsidaužyti ir uždaręs vėl sėsti, tęsti kulimo darbus. Taigi Massey Ferguson Beta ir Activa S MCS modeliuose mes turim 3 būgnų kulimo separavimo sistemą. Tai yra prieki 60 cm skersmens kulimo būgnas, 45 cm separavimo atmušimo būgnas ir 60 cm skersmens separavimo būgnas. Visi sumontuoti vienoje tiesėje, tai mes turime labai švelnų pobūgnių kampą. Ypač jeigu jums reikia išsaugoti šiaudus, jeigu jūs daug presuojate šiaudus, sakykime, gyvulių kratymų arba galbūt turite kažkokį granuliatorių ar kažkur kitur panaudojate šiaudus, būtinai atkreipkite dėmesį į kitų javų kombainų masės keliavimo kelią. Tai ne tik tai, kad išsaugo šiaudus, bet žymiai mažiau žaloja grūdus ir lygiai taip pat žymiai mažiau reikalauja galios. Tai yra tiesioginės jūsų kuro sąnaudos, tai yra tiesioginės jūsų variklio galios panaudojimas ir panašiai. Jeigu kalbėt apie pačius būgnus, tai mažieji modeliai, kurie, sakykime, turim Activa, dar be S raidės, 5 kratiklių modeliai mažieji, jie turi 8 spragilų, 60 cm skersmens kulimo būgną. Activa S ir Beta turi irgi 60 cm skersmens kulimo būgną, bet ten jau yra 8 spragilai ir tarpuose žvaigždėse įleisti skersiniai balastiniai svoriai. Tai kad įsivaizduoti, tai yra balastas sumontuotas toliausiai nuo būgno ašies praktiškai, jisai padeda ir stabilumui būgno duoda, bet didžiausia jo pridėtinė vertė, kam jis yra sukurtas, tai yra atlieka smagračio efektą. Kadangi būgno išoriai, žodžiu, toliausiai nuo ašies, tai jisai sukuria gerą tą smagračio efektą ir jeigu įsivaizduoti 6 kratiklių kombainai yra virš 110 kg papildomų svorių vien tik išorėje, kurie padeda sutaupyti apie 40 ir 45 arklius ekstremaliomis sąlygomis. Todėl dažnai, kada būna drėgnesnės sąlygos, kada būna daugiau šiaudo, arba ekologiniai ūkiai Lietuvoje labai mėgsta Activa S ir būtent Beta javų kombainus dėl stabilaus būgno sukimusi. Pas mus nėra jokio masės greito pagreitintojo, mes pradedam kulimą iš pradžių su būgnu, tai yra su spragiliniu kulimo būgnu ir padedam jam separuoti su aktyvia 2 arba 3 būgnų separacija. Tai jeigu turime 3 būgnų kulimo separavimo MCS, kaip minėjau, 60, 45, 63 būgnų diametrai ir esant poreikiu, kada kuliame intensyviai sausomis derliaus nuėmimo sąlygomis, kartais ir kviečių šiaudas būna trapus ar ne, kaip parakas, dažniausiu atveju rapsai, ankštinės kultūros, kur praktiškai lengvai išsikula, jau pusiau ta kultūra keliaudama per pjaunamąją, per nuožulnę kamerą link būgno. Tokiu atveju, kad netrupint ir nedaryt be reikalo smulkintos masės, kad neapsikraut po to sietų, kad nepasidaryt sudėtingesnio sietų reguliavimo ir vėjo valdymo, jums yra žiauriai geras palengvinimas. 3 būgnų kulimo separavimo sistema, ištraukus porą kaiščių kombainų šonuose, vienam ir kitam, 30 sekundžių palaikius mygtuką, jūs savo 3 būgnų kulimo separavimo kombainą paverčiat vieno būgno kulimo separavimo sistemą. Tai reiškia, kratikliai niekur nedingo, bet mes atjungiame 2 pobūgnius ir tada dirbam naudodami tik vieną pobūgnį, daug mažiau agresyvumo ir jeigu mums užtenka to kulimo ir separacijos,
mes pilnai galim išnaudoti tada ne tik MCS, bet ir ABC sistemą. Kalbant apie apskritai kombaino kitas pavaras, tai pagrindinis mūsų galios agregatas yra variklis. Visose Activa, ActivaS ir Beta javų kombainuose yra naudojami ACO Power, kitaip žinomi senieji SISU varikliai, kaip ir traktoriuose. Tai jeigu ūkyje turite 1, 2, 3 Massey Ferguson traktorius, nusipirkę šį kombainą, jūs turit filtrus vienodus, jūs turit tepalus vienodus, jūs turit apskritai diagnostiką vienodą, kurią gali daryti mūsų servizo komanda. Galia iš variklio atiduota 4 kryptimis, tai viena dalis yra kuliamosios pavara, tai yra 4-eilis diržas, tai yra 4-eilis diržas važiuoklės pavara, tada yra 2 eilių diržas į mūsų bunkerį, iškrovimo sistemą ir kitas 2 eilių diržas į smulkintuvą. Tai labai tolygiai apkrautas variklio galinis velenas, ar ne, visas pavaros škyvas, tai mes neturim tempimo perdėto nei kairę, nei dešinę ir neturime kažkokių sudėtingų mechanizmų. Paleidimas, aktyvavimas, visko yra elektrohidraulinis, paspaudus mygtuką kabinoje, vožtuvas suveikia, jungia tepalo atidaro, cilindriukas įsitempia, kuliam. Išjungiant, priešingas veiksmas. Pavyzdžiui, 6 kratiklių, 3 būgnų kulimo separavimą turintis mūsų javų kombainai ActivaS Beta turi viso labo tik tai 12 pavaros diržų ir 1 grandinę grūdų iškrovimo bunkeriui, kas leidžia mūsų segmente, našumo galios segmente, lyginant su mūsų kolegomis iš kitų markių, turėti ir 30 ir 50% paprastesnę konstrukciją. Paprasčiau tai nereiškia, kad blogiau ar mažiau našumo. Paprasčiau tai reiškia, kad jūsų kasdieninės, kasmetinės kombaino išlaidos yra žymiai mažesnės. Turbūt to visi ir siekiam. Tai Massey Ferguson Activa Beta, ActivaS javų kombainai, kadangi naudoja ACO Power variklius, SISU, tai mes turim 12 voltų sistemą tiek variklio, tiek viso kombaino elektros. Tai viso labo vienas akumuliatorius, viena akumuliatorius baterija, labai mažai apskritai elektros elektronikos, 2 saugiklinės, tiesiog po operatoriaus sėdynė. Atsisukus stalčiuką, išsitraukia saugiklių ir rėlių blokas ir jūs visą kombaino elektrą turite prie savęs. O net neturint operatoriaus vadovo ant dangtelių sužymėtas yra rėlių saugiklių funkcijos, lygiai taip pat kaip ir šone mes hidraulinių skirstytuvų turim sužymėtus lipdukais kiekvieno vožtuvo atliekama funkcija, kur bėgant laikui jūs esat garantuotas, kad kontūras sveikas, nepažeista šlangutė ir funkcija veikia. Kasdieninės priežiūros mes turim labai mažai. Tai turbūt nuo seniausių laikų Activa, Beta, ActivaS, prieš tai buvusie kombainų modeliai nulėmė tai, kad operatorius dažniausiai nenori ilgai užtrukti paruošti javų kombainų prieš kulimo dieną ar ne. Tai mes turim centralizuotai suvestus tepimo taškus, kur yra surašyti valandų intervalai, kada tepama kas savaitę, kada tepama kartą į sezoną. Ir dažniausiai apėjus aplink kombainą mes turim 3 centralizuotus blokelius, o įprastai pačio javų kombaino kasdieniniam tepimui arba 3 arba 4 taškai. Jeigu smulkinam, tai 2 taškai smulkintuvo guoliai. Ir jeigu yra 5 kratiklių, tai yra viengubas variatorius, 6 kratiklių mašinose dvigubas variatorius. Reiškia 2 tepimo taškai ten. Viskas. Daugiau kasdieninės priežiūros, apart to, kad pasižiūrėt, kokia yra oro filtro būklė, antifrizo lygis, tepalo lygis, jūs kaip ir neturit. Nusipučiat, nusivalot langus, sėdat ir važiuojat kult, kad kuo didesnį dienos produktyvumą pasiektumėt jau nuo ankstyvo ryto. Dažnai būna juokas, kai atidarom kairę pusę, jau nustemba ūkininkai, kad labai mažai diržų, bet jeigu atidarom dešinę pusę Activa arba Betos javų kombaino, tai galvoja, kad šis kombainas būna dažniausiai nepabaigtas surinkti, nepabaigtas pagaminti. Ne, iš tikrųjų jis pabaigtas, tai mes, kaip ir minėjau, tik turim 12 diržų, tai šitoj pusė mes turim būgno variatorių, lenktuvų, pavaros variklį ir ventiliatoriaus pavarą. Todėl šita pusė praktiškai yra tuščia. Aišku, turim grūdinį varpinį elevatorius ir vėl čia pasireiškia kaip ir šienavimo technikoje, kaip ir kitur kombainuose segmentinė modulinė konstrukcija. Kai kurios vietos, kurios gali laikui bėgant būti arba pažeistos, arba greičiau sudilt kažkuri vieta, jūs turit galimybę pakeisti atskirai po vieną nedidelį gabaliuką, po vieną nedidelę detalę, tam neišleidžiant be reikalo daug pinigų. Tai mes neturim keisti viso ištiso elevatoriaus, o grinai
apatinis viršutinis dangtelis, kairė dešinė pusė ir apatinis uždaromas dangtis. Realiai kiekvieną mažą moduliuką turit galimybę pakeisti pigiai ir greitai, bėgant laiko, jeigu kažkada prireiktų, sugestų, įvyktų gedimas. Šitoj pusėje, aišku, mes turim kuro baką, turim dulkių nusiurbimą nuo viso radiatoriaus, aspiratoriaus ir papildomą nusiurbimą nuo oro filtro, kas sumažina jūsų kasdieninės priežiūros poreikį visam variklio skyriaus priežiūrai. Ir tuo pačiu, nupūsdamas orą, nutraukdamas nuo viršutinio separatoriaus, aspiratoriaus, mes tuo pačiu valom, kad būtent ir ant hidraulinio vožtuvo nesikauptų dulkės šiukšlės. Tai mes turime labai paprastą ir efektyvę variklio skyriaus priežiūrą, kuri praktiškai kasdieninio poreikio priežiūros nereikalauja. Pasižiūrime tik tais mūsų oro filtro būklę, jeigu reikia išsidaužome, bedame atgal ir keliaujame tada į laukus atlikti kulimo darbų. Visą radiatoriaus švaraus oro tiekimą ir švaraus oro tiekimą į oro filtrą užtikrina aspiratorius, kuris lengvai atidaromas visų darbinių aukščių ir tai mums leidžia atlikti mūsų visų radiatorių patikrinimą labai greitai, nereikia atsukti jokių skardų, nereikia kažko turėti atidaromo į šoną ir prie viso darbinio pločio radiatorių aš galiu tiesiog nulipti laipteliais tam skirtais. Tai čia turim tiek antifrizo, tiek interkulerio radiatorių, tiek hidraulinius aušintuvus, tiek turim būtent ir kondicionieriaus radiatorių. Tai besisukdamas būgnas, ventiliatorius nusiurbia ir nutraukia dulkės žemyn ir švaraus oro dalis patekusi į oro filtrą, dar papildoma žarna yra nusiurbiama nuo mechaninių išvaloma priemaišų, tai ir oro filtras nebūtinai reikalauja būti valomas kasdien. Variklio skyrius irgi atidaromas vienu ištisu gaubtu, per kurį, aišku, yra ir rampa patekimui prie mūsų iškrovimo, prie mūsų bunkerio, prie iškrovimo sistemos. Tai mes, jeigu aktyvo modeliuose dažniausiai turime 7,4 litro darbinio tūrio Ako Power variklį su vienu turbokompresorium ir su sistema All-in-One. Tai Massey Ferguson patentuota deginių neutralizavimo sistema, kuri leidžia visus deginius neutralizuoti vienoj patentuotoj kapsuliai, kur yra ir SCR katalizatorius ir DOTS katalizatoriai. Tai nereikia papildomų mechanizmų, papildomų bakelių aplink variklį. Hidraulinės sistemos siurbliai, variklio tepalo lygis, antifrizo tepalo lygis mes užlipę tiesiog apžvelgiame 15 sekundžių ir galim leistis į apačią, atlikti tepimo darbus ir keliauti tada į laukus. Kad būtų paprastas priėjimas prie variklio skyriaus, mes dar turim papildomai langą atsidarantį iš grūdų bunkerio. Tas mums užtikrina patekimą prie variklio praktiškai iš visų pusių, ar ne, iš visų 3 pusių. Tai didelė sparnuotė, didelis radiatoriaus talpa leidžia dirbti net ir karščiausiomis dienomis ir turėti maksimalią variklio apsaugą, aušinimą, nes ventiliatorius tuo pačiu aušindamas, traukdamas oro per radiatorių dar ir nuvalo visą variklio skyrių. Kalbant apie grūdų bunkerius, tiek Activa, tiek Activa S, tiek Beta javų kombainai turi V formos dugną. Mes kratiklinių javų kombainų bunkerio dugne turim tik vieną iškrovimo sraigę nešančią masės skersai. Tai yra mažiau žalojami tokios kultūros kaip žirniai, kaip pupos, soja, kaip kitos ankštinės kultūros. Žodžiu, kuo mažiau agresyvaus malimo, stumimo bunkerį, tuo turim efektyvesnį ir geresnį iškrovimą, nežalojant jūsų prikultų grūdų ar kitų sėklų. Tai, kaip minėjau, V formos dugnas, viena iškrovimo sraigė, didelio našumo 105 litrų per sekundę iškrovimo sraigė leidžia iškrauti bunkerį greičiau negu per 100 sekundžių ir tai užtikrina jūsų greitą grūdų logistiką iš lauko. Tai jūs galite fokusuotis tik tais į derliaus nuėmimą, paspaudus iškrovimo sraigės mygtuką, atlenkiam sraigę, paleidžiam, ištuštinam bunkerį ir vėl tęsiam darbus našiai tam pačiam lauke. Perkrovimui labai būtų tobulai naudoti Perard, būtent prancūzų gamintojo perkrovimo priekabą, kuris su savo dar didesnio iškrovimo sraigės diametru ir našumu leistų visus jūsų prikultus grūdus greitai perkrauti į transportavimo priekabas arba į sunkvežimius ir taip grūdus pristatyti ar namo, ar į elevatorių. Bunkerio dugne mes turim nuėmamą gaubtą,
kuris leidžia prieiti prie antro ir trečio būgno, tai reiškia, nereikia lyst per kratiklius, nereikia kažkur pro šonus, tai mes prie visų 3 kūlimo separavimo sistemos būgnų turim galimybę visur patogiai patekti. Lygiai taip pat viskas bunkerį segmentiškai, galime nuimti grūdinę elevatoriaus dangtelį, priežiūrai kasdieniai prižiūrėti. Ir čia turim apšvietimą, turim 2 grūdų pripildymo lygio daviklius. Ir jeigu matom, pradėję kult, kad ateina lietus ir turim bunkerį iki pusės bunkerio lygio grūdų, tai Activa S ir Beta javų kombainai gali dirbti su uždarytų bunkeriu. Tai mes uždarom bunkerį, pabaigiam sulaukti transporto, galbūt lietus prabėgs greitai ir tokiu atveju saugiai galit pabaigti tęs darbus apsisaugodami nuo lietaus. Visuose kratikliniuose Massey Ferguson javų kombainuose mes turim sekcijinį masės valymą ir nepriklausomai ar 5 ar 6 klavišinių kratiklių javų kombainai, mes masę pradedam atskirti sekcijomis jau nuo kratiklių, tai yra nuo separacijos. Kratikliai pas mus yra pilni, uždaro dugno, žodžiu, po apačia nėra jokios grąžinimo lentos ir kratikliai surinkta masė, kuri iškrenta iš separuojamų šiaudų, nukreipia atgal ant kratomosios lentos. Iš pokulimo sistemos lygiai taip pat grūdai krenta iš pokulimo būgno, separavimo būgnų, krenta grūdai ant kratomosios lentos, kuri irgi turi aukštas kaskadas ir jau nuo pradžių keliauja segmentuota, išskaidyta sekcijomis. Kada masė krenta nuo kratomosios lentos per šukas ant pirmutinio sieto, mes turim vėjo kontūrą, kuris nupučia dalį lengvų priemaišų, tai yra to, kas atkeliavo būtent kratomąją lentą ir grūdai krenta tada sunkesni ant sieto, o vėjas nuneša pelus ir kuotus ar kitas šiukšlinės priemaišas. Viršutinis sietas baigėsi, tada prasideda sietų prailgintuvas, kuris stovi ir didesniu kampu ir gali būti reguliuojamas atskirai didesniu tarpu negu pagrindinis viršutinis sietas. Tai yra tam, kad galėtumėm surinkti, jeigu yra visas nedakultas varpas. Tai yra kuo mažesnį galimai patirtumėm nuostolį iš valymo sistemos. Ir po to, aišku, švarūs grūdai keliauja per apatinį sietą į bunkerį ir vėlgi, ko nenusiuntėm į bunkerį, persiunčiam į perkulimą. Perkulimas dešinėje. Jisai elevatoriumi grįžta virš kulimo būgno ir per visą kulimo būgno plotį yra sumontuota masės sraigutė. Ne į centrą kažkur atneša, bet ir atneša per išilgai prapjautą skylę, kad būtų masė padalinta ir dešiniai pusiai, ir vidury, ir kairiam krašte. Tai mes išnaudojam visą kulimo būgną, viso kulimo būgno plotį tam, kad nedarytume masės koncentracijos tik į vidurį, kuri dažnai ir taip, kituose javų kombainuose viskas būna sunešta jau mūsų pjaunamosios, jau nuožulnios kameros. Tai papildomai galime naudoti pelų skleistuvą, jis gali turėti kelias darbinės padėtis, pasirenkam pagal mūsų kuliamą kultūrą. Labai lengvas sietų ištraukimas išvalymui, nereikia lysti į kombaino vidų, kadangi kombainas turi šonę rėmą, rėmose yra padaryta skylė, tiesiog su 19 galvutę uždėję, atleidžiam veržlės, neatsukam ir įsitraukiam po vieną sekciją. 5 kratiklių yra visas segmentas, 6 kratiklių mes turim 2 segmentus po 3 kratiklių pločio tokias juostas, ar ne? Tiek viršutinis, tiek apatinis sietai valdomi elektra iš operatoriaus kabinos. Mes turim kultūrą automatinį nustatymą, tai jeigu pasirinkau kviečiai, standartinis drėgmės, įjungiau kuliamą, paleidau suktis javų kombainą maksimaliu greičiu. Mano sistema kombaino nustato gamyklinius kultūros nustatymus. Tai susireguliuoja pobūgnio tarpas, susireguliuoja būgno greitis, susireguliuoja sietų tarpas, ventiliatoriaus greitis. Ir atitinkamai pasitikrinęs, pakūlęs lauke pasižiūrėjęs, ar man tinka gamyklinis nustatymas ar ne. Jeigu netinka, pasikoregavęs, išsisaugau savo nustatymą. Ir tada jau tęsiu darbą. Jeigu ūkyje naudojat, tarkim, ir smulkinat, ir reikalingi šiaudai, tai tiek Activa, tiek Beta, tiek Activa S javų kombainai turi labai greitą šiaudų smulkinimo, šiaudų drėkimo pakeitimą. Dešiniai kombaino pusiai, viso labo vienas svirtis, mes ją perverčiame ir tuo pačiu nukreipiam masės keliavimo skardą iš po kratiklių į smulkintuvą, arba iš po kratiklių nukreipiam tarp pelų skleistuvo ant žemės.
kadangi šiaudai yra drėkiami, leidžiami dar kombaino viduje, tai nėra svarbu ar šoninis, ar galinis vėjas, jūsų šiaudų pradalgės vėjas neišplaiksto, jinai gražiai krenta čia. Tai 5 klavišinių kratiklių kombainai turi vieną pradalgės reguliavimo šukas, 6 kratiklių turi 2. Ir net jeigu turit labai seną su siauru rinktuvu presą, jūs galite susiaurinti šiaudų pradalgę vos ne iki metro pločio. Massey Ferguson Activa arba Activa S javų kombainuose turim smulkintuvo veleną su 4 eilėmis išdėstytais karpytais 2 peiliais. Beta javų kombainuose standartiniai komplektacijai jau turime 6 eilėmis išdėstytus smulkintuvo rotorius. Jeigu ūkis naudoja labai no-till technologiją arba labai jau minimalų žemės dirbimą ir dažnai turi daugiau šiaudų, yra galimybė Activa S javų kombainuose irgi įsirengti 6 eilių, daugiau peilių turinčius smulkintuvus. Tai jeigu kalbėt, kad beta standartinė komplektacija 6 kratiklių turi jau 88 peilių, 6 kryptimis išdėstytus peilius ant rotorio, tai Activa turi 64 arba tada irgi 88 kaip pasirinkimą. Mūsų peiliai dvikrypčiai, priešpeiliai irgi karpyti, tai vieną sezoną naudojam vieną pusę, apsiverčiam, kitam sezonui naudojam kitą pusę ir geriau dažniau yra pasikeisti peilius, juos turėti visada aštrius, taip sutaupot kuro sąnaudas ir taip sutaupot smulkintuvo diržų ilgesnį gyvenimą. Pobūgnis pats smulkintuvo, tai yra ta grublėta dalis, kuri padeda užlaikyti šiaudus ilgiau būtent smulkintuvę. Mes ją galime pakeisti, šone atleidę varžtus, persukę ekscentrikus, mes galim priartinti pobūgnį prie smulkinimo peilio tam, kad išgautumėm geresnę smulkinimo kokybę ir neleistumėm spėti išlėkti šiaudų iš mūsų būtent pobūgnio, iš smulkintuvo visos korpuso, tol kol mūsų peilis jo nesusmulkino. Dažniausiai, jeigu yra sausos sąlygos, tai šiaudai keliauja pasikedenę, tai mums užtenka ir 2. ir 3. padėties prieš peilio įleidimo ir turim gerą smulkinimo kokybę. Dažniausiai šlapi grūdai, šlapi šiaudai, jie atkeliauja iš ilgio, priglūdė labiau prie kratiklių dugno ir tiesiai nusileisdami ant smulkintuvo peilio turi tikimybę, kad vienas kitas šiaudas gali būti tik tais perkirstas į 2, tarkim, dalis, o mes siekdami geresnio smulkinimo pasiekėm kokybę nebūtinai su priešpiliu, bet, kaip minėjau, su pobūgniu. Skleistuvas rankiniu būdu reguliuojamas. Dažniausiai, kadangi ūkis nekeičia pjaunamosios per sezoną, mes dirbam su viena pjaunama, aišku, kai kada dirbam ir vėjuotom sąlygom, kaip papildomą įrangą galim įsirengti elektrinį sklendžių valdymą ir tada tiesiog operatorius iš kabinos galėtų valdyti mūsų šiaudų paskleidimo plotį. Taigi turim ProLine kabiną, Betos modeliuose Skyline kabiną, visi kratikliniai javų kombainai turi 3 padėčių laiptelius, tai transportinė padėtis, kada laiptelis neišlenda už kombaino gabaritų, įlipimo padėtis, kada dirbam lauke ir turim įlipti javų kombainą ir dar viena padėtis, jeigu dirbam labai ekstremaliomis sąlygomis, mes darbui lauke galim užsilenkti laiptelius ir tada jau plaukti per didžiausias balas. Taigi ProLine kabina, mes turim operatoriaus pneumatinę sėdynę, turim keleivio sėdynę užlenkiamą, po apačią turim integruotą šaldytuvą, vairo kolonėlę reguliuojama 3 padėtimis, tai galite atakos kampą reguliuoti, galite palenkimo kampą į operatorių ir vairo reguliuoti aukštį patį pagal operatoriaus poreikį. Lygiai taip pat visas TechTouch porankis reguliuojasi pirmyn atgal, aukštyn žemyn pagal operatoriaus sėdėseną, pagal pečių padėtį, pagal tai, kaip būtų patogu. Ir lygiai taip pat prie porankio yra sumontuotas obuoliniu būdu sukamas pats terminalas ir kuris slankioja į kairę į dešinę, tarkim pagal tai, kokiu kampu sukasi saulė, kad jūs visada galėtumėt matyti reikalingus parametrus. Pagrindinėme terminale mes turim valdymo namų meniu, kuriame yra kombaino simbolis, tai reiškiasi visi mūsų kombaino nustatymai, jeigu nustatom rankiniu būdu. Mes lygiai taip pat turime pjaunamosios nustatymus, tai aukštasis pjovimas, žemasis pjovimas, slėginis ir šoniniai kopijavimai, jų greičiai bei jautrumai, kur galim kiekvienai kultūrai prisitaikyti, prisiderinti pagal jūsų net ir dirvožemio tipą, tai geriausią variantą. Tada turime grūdų nustatymo vadovą, kuriame mes galim pasirinkti mūsų kuliamas kultūras ir, kaip minėjau, kiekviena kultūra turi gamyklinius nustatymus. Tai yra baziniai drėgnoms sąlygoms, nes kažkiek keičiasi tada mūsų kombaino nustatymai.
ir variklio velenų sūkiai, kur jeigu darbo metu noriu pasižiūrėti, ar viskas gerai, ar visos sistemos veikia gerai, kažkas nebuksuoja, nelėtėja greičiai, galima užbėgti ir į šį meniu. Tai labai paprastas, intuityvus valdymas tiek lietimui jautriu ekranu, tiek ant porankio esančiais sumontuotais, dedikuotais spalvotais mygtukais. Tai turim kolimo zoną, būgno greitį, pobūgnio tarpus žaliai. Valytuvą turim pilkais mygtukais pažymėti ir pagalbinės funkcijos mėlynai, geltonai. Tai realiai operatoriui, jeigu vyresnio amžiaus žmogus, jam gal labiau patinka paspausti fizinį mygtuką, jaunesnė karta tikrai džiaugiasi lietuminio ekranu ir jo paprastu valdymu. Daugiafunkcinė multipad svirtis, kuri mums leidžia valdyti kombainą ne tik tai važiuoti pirmin atgal, leidžia atlikti aktyvų stabdymą, nenaudojant stabdžių ir leidžia naudoti kruizo kontrolės. Tai labai paprastas, labai patogus joystickas. Net jeigu neparduočiau Massey Ferguson kombainų, vis tiek man tai būtų pats patogiausias joystickas iš visų javų kombainų. Ir lygiai taip pat mes turim keturių krypčių mygtuką pjaunamosios funkcijoms ir 4 krypčių mygtuką lenktuvų funkcijoms. Tai pjaunamosios funkcijos dar ir turi 2 greičių. Švelniau paspaudus lėčiau kelia, giliau įspaudus mygtuką kelia greičiau, net nereguliavus nieko terminale. Sraigės atlenkimas, pjaunamosios automatinių funkcijų pajungimas, iškrovimo sistema ir pjaunamosios arba sraigės stop sustabdymo mygtukas. Viskas, ko gali reikėti darbo dienos metu. Tai jeigu turim beta javų kombainus, tai mes turim tokį pat valdymo porankį, visą joysticką, valdymo mygtukinę dalį. Turime tik tais didesnio skersmens valdymo terminalą, kuriame iš karto dar turim integruotą ir galinio vaizdo kamerą. Jeigu aktyva S javų kombainas mes turim atskirą ekraną naudojimą kameroms, tai čia prie viso valdymo meniu turim didesnį terminalą, kurį galim susiskaidyti nebe į 2, o į 4 sektorius. Taigi apibendrinant, Massey Ferguson aktyva beta javų kombainai yra skirti jūsų ūkiui. Žmonės žmonėms gamino valdymą, perdavimus, valdymą galų gale kabinoje taip, kaip galėtumėm suprasti net neskaitę operatoriaus vadovo. Labai paprasta konstrukcija, ten, kur reikia, yra įdėtas kažkoks tai sprendimas, tarkim, aktyvus masės padavimas, jau užtikrina tolygų masės padavimą į nuožulnę kamerą, tai viso sezono metu jums nereikės sugalvos čia pirmyn, atgal su tuo kombainu stumdytis, gaudyti su lenktuvais, tą masę negaudyti. Tada turim arba 1 arba 3 būgnų kolimo separavimo sistemą, kuri yra gana naši, šiandien dienai pilnai atitinka ir mūsų kolegų iš kitų brandų ir markių atstovaujamus javų kombainus. Mes turim daug paprastesnę konstrukciją diržinių, grandininių, kardaninių, reduktorinių pavarų prasme, kas užtikrina ir mažesnės kuro sąnaudas jums, kas užtikrina mažesnės sąnaudas apskritai kombaino eksploatacijoje bėgant laikui ir netgi kasdieniniai priežiūrai. Jūs netgi mažiau diržų turit prabėgti, pasižiūrėti, ar tinkamai įtemptas diržas, kad jis, aišku, tarnautų ilgiau. 12 V elektros sistema, mažai elektros, mažai hidraulikos. Tai tikrai kombainas, su kuriuo atkulė visą sezoną, net nespėsit suprasti, kaip prabėgo tavo javapjūtė ir taip sezonas po sezono. Ir realiai tiek Massey Ferguson aktyva, tiek beta javų kombainai sukurti tam, kad jūsų derlius būtų nuimtas, kaip ir minėjau, sezonas po sezono ir taip jau 170 metų Massey Ferguson dirba derliaus nuėmime.